Kai tu pradedi kelti savo vibracijai, kuo daugiau, į daugiau, tuo tau daugiau gyvenim pasitaika sinchronizacijų. Ir anos atsiranda kasdienybė. Ir 10, 20, net 100 kartų, jeigu tu aukštą vibracijų eisi. Tai sinchronizacijas ir toks dalyks, kur tu dabar važiuoji į parduotuvę su mašina, ne? Ir tu žiūri, pat pirmoji vieta pastatyta šitas laisva man pasiparkauti prie pat parduotuvės. Ir na ir laisva, aš varau prisiparkauju. Arba aš važiuoju, net nereegzistuoti, žalias. Čia yra sinchronizacijas. Ir kas ir keisčiausia, kad didžioji dalis žmonių greitumėt pradės iš tikrųjų tą suvokti, kad ko mes anksčiau galvodavom, kad yra pasakos ir neįmanomi dalykai, iš tikrųjų yra realybė. Tikroji mūsų realybė. Šitoj žemėje mes esam išimtis, nes mes kol kas dar turim daug žemos vibracijas savo kolektyve. Ir tas reiškia, kad kai mes visi jau iš tikrųjų drastiškai būsim daug pakilę, sinchronizacija veiks taip, kad mums net nereikės iš viso ko nors planuoti. Mes viską darysim palei sinchronizaciją. Tu nori kažką parduoti, ne? Tu net neieškai pardavėjai. Tu eini į miestą, tu sutinki kažką, kam būtent šiuo momentu to ir daiktų, kur tu parduodi, reikėjo. Ir tu jam parduodi. Arba tu važiuoji kažkur, kad tu išvengtum kamščių, tau ir automatiškai bus taip, kad tau nebus tų kamščių. Čia galėčiau įvardinti pilną pavyzdžių, ką sinchronizacija iš tikrųjų reiškia. Bet tas ir yra, kai tu keli savo vibraciją, kai tu būni aistros būsenai, susijungi su savo aukštesniųjų aš ir gyveni čia ir dabar, be jokių lūkesčių, kaip atsitiks arba turi atsitikti dalykai. Magija, vyksta magija. Pradėk gyventi čia ir dabar.